Remiantis Amerikos akušerių ginekologų draugijos rekomendacijomis, pirmą kartą pas ginekologą mergina turėtų pasirodyti sulaukus 13-15 metų. Iki 13 metų pas ginekologą mergina turėtų pasirodyti bet kada, jeigu atsiranda bet kokie ginekologiniai skundai. Kaip pavyzdžiui, skausmingumas pilvo pačioje ar šlapinantis, diskomforto pojūtis tarpvietėje, pasikeitusios makšties išskyros, mėnesinių pradžia nesulaukus 12 metų. Dažna kreipimosi pas ginekologą mergaitė su mama priežastis būna dėl to, kad mamai kyla įtarimų, jog yra suaugusios lytinės lūpos. Iki 16 metų mergina turėtų pasirodyti pas savo ginekologą, jeigu iki 13 metų neišryškėja antriniai lytiniai požymiai, tai yra nepradeda dygti krūtis, nepadeda dygti plaukai pažastų ar gaktos rytise ir jeigu iki 15 metų mergina nesulaukia menstruacijų. Tuo tarpu, jeigu ginekologinių skundų mergina neturi, lytiniai antriniai požymiai išryškėja iki 13 metų, iki 15 metų prasideda menstruacijos, tai vis tik tai pas ginekologą mergina turėtų pasirodyti pirmą kartą atsiradus reguliariam mėnesinių kraujavimam mėnesinių metu. Čia norėčiau pabrėžti vis tik tai, kad per pirmuosius metus nuo mėnesinių pradžios merginų ciklas gali būti nereguliarus ir tai yra visiškai normalu. Todėl prasidėjus menstruacijoms, mergina turėtų pasirodyti pas ją prižiūrinti gydytoją akušerį ginekologą ir pirmas vizitas nebūtinai turi būti ginekologinė apžiūra. Tai gali būti tiesiog susipažinimas su ginekologu, susipažinimas su ginekologo kabinetu, išsiaiškinimas, kaip vis tik tai vyksta ginekologinė apžiūra ir konsultacija. Galbūt mergina turi skundų ar turi klausimų, kurių nedrįsta užduoti savo mamai, kurių nedrįsta paklausti savo draugių. Dėl to tiesiog pirmasis vizitas pas ginekologą gali būti ne tik tai ginekologinė apžiūra ir konsultacija, tai gali būti tiesiog vizitas apsižiūrėti, kaip atrodo ginekologo kabinetas ir užduoti ginekologui rūpimus ir neaiškius klausimus.